Sveiki visi ir 5 video vlogas apie savižudybę. Kaip žinome, neseniai mus paliko geriausias Lietuvos šaunuolis Vytautas Šapranauskas ir tai tikrai sukrėtė visus. Ir dabar labai tapo aktuali tema savižudybės. Ir maždaug kiekvieną dieną pasaulį palieka apie 100 savižudžių. Jie nusižudo, paprasčiausiai pasirenka lengviausią kelią. Ir žmonės žudosi dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad jie kažkams netinka, neturi draugų, nesiseka mokykloje, darbe, tyčiojamasi dėl įvairių dalykų. Ir jie sugalvoja, kad geriausiai aš padėsiu tašką savo gyvenime ir viskas nueisiu ir nusižudysiu. Bet visą tai turi kitą pusę. Labai bloga pusė tai, kad yra draugai tavo, artimieji. Ir jie patiria nežmonišką skausmą, nesuvokdami, ką jie blogai padarė. Ypač tėvai, kurie tave be galo myli, kurie tave puoselėja, augina ir iš tavęs tikisi gan gerų rezultatų, kurie į tave deda visas pastangas, nes tu esi jų atžala ir jie labai nori džiaugtis tave pamatę užaugę, ką jie išaugino, kokį nuostabų sūnų arba dukrą turi. Ir kai jie sužino tą baisią diagnozę, jūsų sūnus nusižudė arba dukra, ir jiems būna tiesiog akmuo į širdį. Ir jie supranta, tėvai pradeda dar draugai mesti bėdą ant savęs, kad dėl viso to jie yra kalti, pasineria į depresiją ir iš viso žiūri gyvenimą kitokiamis akimis. Ir truputį apie tos žmonės, kurie eina žudytis. Taigi, ir jeigu šitą vlogą žiūri tie, kurie stovi ant to slenksčio tarp gyvybės ir mirties, tai be galo jums norėčiau pasakyti, kad jeigu dabar jį žiūrit ir apie tai galvojat, paklauskit savęs, dėl ko aš tai darau, dėl kokių priežasčių man to reikia užbaigti savo gyvenimą, argi aš gyvenime nebematau šviesių spalvų, negi mano gyvenimas per daug tamsus, kad aš nebematyčiau šviesos tunelio gale ir kad galėčiau išlipti iš viso šio šūdo. Ir ar man to bus geriau, ar man palengvės dėl savo savižudybės. Ir pagalvokite pražudydamasis apie savo artimuosius ir apie savo draugus. Nekreipkite dėmesio, jeigu jums kažkas sako, tu geriau nusižudyk, man tavęs visiškai nereikia, bet tavo nusižudžius vienu dalbajobu arba dalbajobė, vieną purvą ar duchų, liks pasaulyje mažiau. Tai jie jums sako, tai tik iš pavydo, nes dėl to, kad gal jūs kažko geresnis, gal jūs turit gerą širdį ir jie tai mato, gal jūs tiesiog jiems neįtinka, gal jūsų bioritmai nesutinka ir paprasčiausiai nebendraukite su tokiais žmonėm. Bet niekada nelipkite ant virvės, kaip ten sakoma, ir kabėkite tenai kokią valandą, kol jūs ras kas nors, nes tėvam, draugam ir artimiesiems, kai sakau, bus didžiausia gyvenimo trauma. Niekada nesiryškite tokiam dalykui. Visada yra išeitis, nėra priežasties bei išeities, kaip sakoma, visada atsiras kelias iš aplinkelės iš jūsų bėdos. Visada atsistokit ir savo pasakykit, ne, aš to nedarysiu, aš esu stiprus. Nusižudydamas jūs tik parodysite savo silpnumą, savo nesugebėjimą išsivaduoti iš visų tų dalykų, kurie jūs supa, iš tų dalykų, kurie jūs migdina žemyn. Ir manau, gal bent vienas žmogus žiūri šitą vlogą, kuris žudytis, kuris galvoja, kad tai yra paskutinė išeitis, paskutinis dalykas, kuris jam gali padėti, tai nebandykit to daryti. Geriau nueikit, nebijokit, nueikit pas psichologą, pasikalbėkit su tėvais, atverkit jam savo širdį, tėvai nėra kažkokie blogi dalykai, kuriems jūs negalit pasakyti, ką jaučiat. Tėvai ir tam yra skirti, kad jie jūs mylėtų, kad jie jūs suprastų. Nebijokit pasakyti savo geriausiams draugams, kaip jūs jaučiatės. Nemanau, kad geriausi draugai iš jūsų įsityčiotų ir nepadėtų jums sunkioji minutė. Ir kai kiti galvoja, aš eisiu pas psichologą, reiškia, aš protiškai atsilikęs, ne, jūs nesat protiškai atsilikęs, tiesiog psichologas jums
suteiks kelią, jums parodys, kad pasaulis yra tikrai vertas daugiau negu jūs manot, parodysim naujas šviesas pasaulyje, patarsim kaip elgtis, jeigu nieko nelankot jokių būrelių, suraskite savyje talentų, eikit, dainuokit, šokit, sportuokit, lakstykit, važinėkit dviračiu, pieškit, visur įmanoma išreikšti save, bet tai nereikia eiti ir žudyti savęs. Ir va, tikrai, nebandykit tokių dalykų daugiau gyvenime daryti ir nekopijuokit Šapranausko, kaip daugelis kai per chorų karus ten girdėjau, kad jiems skambina ir sako, kad aš sieksiu jo pavyzdžių, nes nebematau prasmės gyventi, čia yra didžiausias absurdas, kurį aš gyvenime esu girdėjęs ir tikrai nebandykit to daryti, įkvėpkit giliai, suskaičiuokit iki 10 ir pasakykit savo, aš esu unikalus ir aš galiu išgyventi toliau, tai va. Ir ant galo norėčiau pasakyti, kad nei vienas žmogus, nei vienas kitas gyvas padaras nėra vertas jūsų gyvybės, jūs esat tobulas, unikalus ir tikrai tikėkit savimi ir jeigu jums kyla kažkokių problemų, paskambinkit tais numeriais, kurie yra nemokamos linijos ir jiems išsiliekit ir tikrai jums padėti turėtų, nebijokit, niekas iš jūsų neįsityčias dėl to, kad pasakysite, kaip jūs jaučiatės, jei gyvename laisvo šaly, kur esame visi laisvi ir ką norime, tą sakome. Tai va, būkit stiprus ir tikėkit savimi.